Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 20-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Orlen Lietuva susimokėjo beveik 10 metų senumo skolą, Girteka ieškos netaršių vilkikų, OPEC plus įžvelgia ekonomikos atsigavimą. Iš tokių vidutinių naujienų, pasiruošimas branduolinėje avarijai Astrave pareikalaus naujo žvalgybinio sraigtasparnio. Be visų šių dalykų, Baltijos šalių elektros sistemo operatoriai mokėsi drauge valdyti elektros sistemą, Ignitis grupė vėjo parkų vystymui paskolino 30 milijonų eurų, o šalies prezidentas apsilankė Kruonyje. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Turėti kiek įmanoma žemesnį kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą valdanti Orlen Lietuva birželį sumokėjo 13,1 milijono eurų skolą Viap lėšų administratoriai Baltpool. Apie tai šią savaitę pranešė portalas 15 min LT. Skolas susimokėjusi bendrovė įgijo teisę dalyvauti Viap mokesčio susigrąžinimo programoje. Pagal nuo pernai metų galiojančią schemą, energijai imlios pramonės įmonės gali susigrąžinti 85% mokesčio sumokėto už 1 gigavatvalandę per metus viršijusi elektros kiekį. Taip siekiama pritraukti daug energijos vartojančių pramonės įmonių investicijas šalyje. Elektros energija pramoniai Lietuvoje nėra tokia konkurencinga kaip kai kuriuose kitose ES šalyse. Jose gyventojai neša proporcingai didesnę elektros sistemos išlaikymo naštą. Be to, tokia pat lengvata buvo įvesta ir kaimyninėse šalyse, su kuriomis konkuruojame dėl investicijų iš užsienio. Tiesa, šią galimybę gali pasinaudoti tik tos bendrovės, kurios nėra skolingos Viap lėšų administratoriai. Be to, sutaupytas lėšas bendrovės turi investuoti į energiją taupančias priemonės ir plėtrą. 2019 metais sutartis dėl lėšų grąžinimo buvo pasirašiusios 39 bendrovės, drauge suvartojusios 2 teravatvalandės elektros energijos. Orlen Lietuva drauge su trąšų gamintojomis Achema ir Lifosa nuo 2011 metų teismuose ginčijo tą Viap mokesčio dalį, kurią jos sumokėjo už savo reikmėms pasigamintą elektros energiją. Lifosa be to teigia, kad ją gamina iš atliekinės gamybos procesų šilumos, tad netaršiu būdu. Ji, kaip ir Achema, savo įsiskolinimo, atitinkamai 11,3 ir 11,6 milijono eurų, dar nesumokėjo. Artėjant galimam Astravo atominės elektrinės paleidimui, prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį sušaukė valstybės gynimo tarybą. Posėdyje buvo aptartos pasirengimo priemonės galimai jėgainės avarijai. Sutarta reikalingoms priemonėms skirti finansavimą, jis per kelis metus galėtų siekti 135 milijonus eurų. Dalis lėšų būtų skirtos atstatyti dėl COVID-19 pandemijos išsekusius rezervus, tačiau didžiausias pirkinys būtų baltarusiška branduolinė jėgainė stebėti galintis žvalgybinis sraigtasparnis. Tuo metu jėgainę statančios Rosatom vadovas Aleksejus Lichačiovas šią savaitę pranešė, kad bendrovė aktyviai siekia leidimo rugpjūčio 1 dienomis suplanuotam fiziniam Astravo atominės elektrinės pirmojo reaktoriaus paleidimui. Leidimą turi suteikti Baltarusijos branduolinės energetikos reguliuotojas pavaldus šalies energetikos ministerijai. Kaip įprasta, jėgainės paleidimo datos skiriasi. Birželio pabaigoje Baltarusija teigia, kad rugpjūtį į reaktorių bus dar tik kraunamas branduolinis kuras. Baltijos šalių elektros sistemos operatorių dispečeriai treniravosi koordinuoti veiksmus savarankiškai valdant elektros sistemas. Taip pat ir izoliuota nuo Rusijos bei Baltarusijos darbo atveju. Treniruotės skirtingoms dispečerių pamainoms vyko gegužės 25 ir Liepos 7 dienomis. Joms buvo naudojamas Litgrid dispečerinio valdymo sistemoje įdiegtas treniruoklis. Baltijos šalyse planuota iki sinchronizacijos su Europa atlikti 2 nesimuliuotus sistemos izoliuoto darbo bandymus. Pirmasis jų buvo suplanuotas pernai birželį, tačiau po to, kai savai bandymą kiek anksčiau susiplanavo Karaliaučiaus energetikai, Baltijos šalių bandymas buvo atidėtas. Iš pradžių skelbta, kad bus laukiama rusų bandymo rezultatų. 72 valandas trukęs bandymas Rusijos anklave buvo sėkmingas, o Baltijos šalys naujos datos savajam taip ir neatrado. Lietuva tuomet apsiribojo tik daliniu savo sistemos išbandymu. Visgi, šalys turės pasirengti dirbti izoliuotai ir tokį bandymą atlikti iki sinchronizacijos su Europa. Tai yra iki 2025 metų. Tiksli jo data kol kas nežinoma. Ignitis grupė paskolino lėšų dar vienai savo įmoniai. 30 milijonų eurų paskolą iš jos paėmė Ignitis Renewables, už atsinaujinančią energetiką atsakinga grupės bendrovė. Paskola jai skirta iš apyvartinių lėšų ir yra trumpalaikė, turės būti grąžinta iki metų pabaigos.
Skolintomis lėšomis bus užtikrintas finansavimas Ignitis Renewables vėjo parkų projektams. Šią trumpalaikę paskolą tikimasi vėliau refinansuoti ilgalaikę paskolą. Tokias grupės šią vasarą jau suteikė ESO ir Igničiui. European Clean Trucking Alliance yra jauna asociacija siekianti netaršaus vilkikų transporto Europoje. Ji vienija 18 bendrovių, tarp kurių Nestle, Michelin, DHL, Unilever ir IKEA. Šią savaitę paskelbta, kad prie jos prisijungė ir lietuvių Girteka Logistics. Didžiausia Europos vežėja sieks 7400 savo Euro 6 standarto vilkikų pakeisti netaršiomis transporto priemonėmis. Pastebima, kad sunkvežimiai sudaro tik 2% Europos keliais riedančių transporto priemonių, tačiau jie yra atsakingi už 22% keliuose išmetamo anglies dvideginio. Naftos eksportuotojų kartelis OPEC ir Rusija nutarė lengvinti naftos gavybos ribojimus. Koronaviruso pandemijai šiemet drastiškai sumažinus naftos poreikį, šalys metų pradžioje buvo nutarusios gelmėse palikti bent 10% praėjusių metų naftos poreikio. Jos kolektyviai gavybą turėjo sumažinti vidutiniškai 9,7 milijonais barelių per dieną. Šią savaitę vykusiame susitikime nutarta rugpjūtį-gruodį gavybą mažinti ne taip smarkiai, tik 7,7 milijonais barelių per dieną. Toks sprendimas priimtas įvertinus pasaulio ekonomikos atsigavimą, tačiau antroji koronaviruso banga gavybos planus dar gali sujaukti. Ir galiausiai, šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda lankėsi Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje. Čia jis, anot jo paties, siekė išsiaiškinti, ar Astravo atominės elektrinės atveju Kruonio hidroakumuliacinė galėtų būti naudojama kaip rezervas. Prezidentas buvo patikintas, kad ne. Nuostata, kad šios jėgainės įrenginiai negali būti naudojami trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių elektros akumuliavimo poreikiams tenkinti, yra įrašyta vadinamajame antiastravinėme įstatyme. Jis buvo priimtas dar 2017 metais. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip beje viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.